Don't even have to be brave. Living in a gilded cage. The only risk is that you go. Labas rytas Baltijos televizijos žiūrovai. Kaip ir kiekvieną šeštadienio rytą su jumis sveikinuos aš Arūnas Lisenka ir laida Drifting su D1 Sport, kurioje matysite. Liepos 19-20 dienomis D1 Sport komandos Klaipėdoje suorganizuoto drifto festivalio apžvalga. Laukia įdomus interviu su Ignu ir Norbertu Daunoravičiais, apsilankysime Startline garaže ir žinomo jūsų laukia Drift Akademijos rubrika. Praeitą savaitgalį uostamiestyje įvyko tikrai įspūdingas drifto festivalis, kuris vyko lygiai 2 dienas. Galime pasidžiaugti, kad buvo puikia nuotaika, puikus oras ir didelė įtampa tarp mūsų dalyvių. Kaip viskas atrodė, prašome pažiūrėti mūsų apžvalgoje. Sveiki Baltijos televizijos žiūrovai, šiandien atvažiavom čia į Klaipėdą prie Švyturio arenos, kur susirinko tikrai labai daug, beveik 60 sportininkų ir šiandieną vyksta Klaipėdoje 2 dienų drifto festivalis ir tikrai šauni nuotaika, puikus oras, kaip matome tikrai labai daug dalyvių susirinkę, kas jau ruošiasi treniruotėms. Dabar jau baigėsi briefingas, vairuotojų susirinkimas ir jie dabar treniruosis. Beje, šiandieną yra numatyta vien tik tai kvalifikaciniai važiavimai, o rytoj vien tik poriniai važiavimai. Į pirmenybės atvyko gausus dalyvių būrys iš visos Lietuvos. Užsiregistravo net 54 sportininkai, todėl jų laukia sunki ir įtampos pilna kvalifikacijos diena. Tiek pirmąją, tiek antrąją varžybų dieną džiugino puikus oras. Danguje nei debesėlio. Tačiau pakalbinti dalyviai su nerimu laukia važiavimų. Nes nepaisant, jog karštą dieną automobilyje vairuotojui didelis diskomfortas, bet ir technika daug kaprizingesnė. Kaip nusiteikęs, kokią vietą galvoji, savo prognozuotum? Nieko negaliu prognozuoti, bus matyt. Technika laikys, viskas tvarkoja? Be problemų, viskas laikys. Tai linkime sėkmės. Na, bandom dabar pasitikti Timą. Oi, vos nenumušė. Labas, Timai! Pasitraukit iš kelio, skubam, vėluojam dar 2 valandas. Ar sakyk, ar iš vis treniruosies, ar nesitreniruosi, nes mašina kaip ir stovi ant raliuko dar? Tai mūsų treniruotės vėliau, treniruosimės, čiučiut. Supratau. Sėkmės. Galbūt būtent karštis neleido susikaupti Dariui Kepežinskui. Dėl apmaudžios klaidelės kvalifikacinėme važiavime užkabino trasos bortelį ir sulaužė priekinę pakabą. Tačiau auksarankiai jo mechanikai, padedant ir kitų dalyvių, jau vos po keliasdešimties minučių sutaisė Kepežinsko BMW ir jau stovėjo prie starto linijos. Kvalifikacijos lentelėje Semi Pro lygoje Darius buvo 10. Be konkurencijos geriausias kvalifikacijoje pasirodė Andrius Vasiliauskas, antroje vietoje liko Norbertas Daunoravičius. Mažiau pasisekė Nissano vairuotojui Karoliui Stukėnui. Nesuvaldęs savo sportinio bolido, dideliu greičiu kabino trasos bordiūrą ir išlėkęs iš trasos priekiu trenkėsi į apšvietimo stulpą. Visų laimiai vairuotojas nesusižalojo, tačiau automobilis buvo išgabentas su techninės pagalbos automobiliu, o Karolis prisijungė prie žiūrovų. Antrąją pirmenybių dieną adrenalinas pasiekė viršūnę. Po street klasės porinių važiavimų organizatoriai surengė labai žiūrovų lauktą Kiss the Wall rungtį. Po įtampos kupinų varžybų ant Semi Pro lygos podiumo 3 vietos laiptelio užlipo Norbertas Daunoravičius. 2 vietos nugalėtojas tapo Edgars Ozol su savuoju Volvo bolidu. Ant aukščiausios pakilos užlipo ir nugalėtojas tą dieną tapo kaunietis Andrius Čibirka. Tai vakar
buvau truputį nusivylęs, nes atrodė labai maža trasa, bijojau automobilį sudaužyti. Bet šiandien žmona sakė, važiuok be baimės, palaikymą iš žmonos turėjau, draugai taip pat sakė, važiuok, kitaip jo nebus. Tai stengiausi ir parodžiau tai, ką galėjau šioj trasai, nes daugiau nelabai galėjau ką jau išvystyti. Gerai, tai linkiu tau sėkmės, šaunuolis, visi aplodismentai. Su mumis buvo Andrius Čibirka, šios dienos semi-pro klasės nugalėtojas. Pakalbinsim dar. Ir Darius Kepežinskas. Renginys Klaipėdai reikalingas, tuo labiau, kad buvo praeitais metais. Praeitais metais irgi dalyvavau, buvo ant viaduko, tam vadinamam Šilutės plente. Manau, šių sportininkų daug pristatinėti nereikia. Šie sportininkai pradėjo sportuoti tik tai šį sezoną, o praeitą savaitgalį Klaipėdoje užlipo ant podiumo. Tad su mūsų kūrybinė filmavimo komanda nuvažiavome į Vilnių pas Igną ir Norbertą Daunoravičius ir juos pakalbinome. Šiandieną laida atvažiavo į Vilnių pas brolius Daunoravičius, į Daunoravičių brolyje. Taigi, nieko nelaukdamas noriu visų pirma pasisveikinti. Sveiki. Sveikas. Labas. Na, kadangi tu arčiau sėdi, Norbertai, taigi, nuo ko prasidėjo? Kada pirmą kartą pamatei driftą, kada susidomėjai, kada pirmą kartą padriftinai ir kodėl tai užkabino? Pamačiau tai turbūt prieš kokius 4, gal 5 metus. Tai buvo mieste, pedagoginės žiedas. Ir toks, kaip kuriems žinomas XR-as veikėjas ten šerdavo naktį. Ir to gavau visai čia įdomus dalykas, ką galima daryti su mašina ir reikia pabandyti. Tada tik atėjo 18, irgi pabandžiau, bet niekas nesigavo, nes pagalvojau, kad mažai arklių, todėl niekas neišeis ir tada pradėjau filmuoti. Filmavau, tada pamačiau, kaip kiti važinėja ir vėl dar kartą pabandžiau ir jau, kai mačiau, kaip reikia tai daryti, tai gavosi daug geriau. Ir užsikabinau. Tai, kiek žinau, tu pradėjai pirmas labiau driftinti negu brolis, ar ne? Taip suprantu? Nu, labai nedaug tas skirtumas buvo, bet turbūt tik dėl to, kad amžius mano vyresnis ir pirmas teisės turėjau, tai daugiau galimybių buvo tai daryti. O Ignai, o tau kaip taip pat ar kažkokie kitokie buvo? Na, kaip, prie automobilius jau senai mes domėjomės, anksčiau net dviese dirbom garaže kažkada. Tada, kaip ir brolis sako, jisai anksčiau pradėjo, nes jis teisės turėjo, aš dariau mašiną. Bet turbūt prasidėjo nuo to pačio XR, kuris į pedagoginę žiedą gal virš 150 parskrisdavo, iš toli statydavos ir ten būdavo, wow, ten visi žmonės pakraupę būdavo. Tai gal ten nebuvo geri važiavimai, bet tai padarė tokį, kad reikia. Jo, reikia tai daryti. Reikia. Tai kiek suprantu, pirmi driftinimai tai buvo neypatingai legalus, ar ne? Nu, ilgą laiką nelegalus, nes gal aikštelėse buvo neįdomu visų pirma važiuoti. Ir atrodo, ką mokėti ten už aikštelę, kad ten treniruotis, kai gali tiesiog nuvažiuoti į miestą ir nemokamai važinėti, kol nesustabdo pareigūnai. Na, tai iš tikrųjų šis sezonas yra mums pirmi legalūs dalykai. Nes anksčiau buvom gal tik porą treniruočių. O dabar pradėjom oficialiai dalyvauti varžybas. Ar buvot sulaukę kokių nors problemų dėl to? Didelių nesakyčiau. Viskas pakalbės gerai sekėsi, lengva išsisukti. Gerai, kaip gimė būtent Norbe film? Arba, atsiprašau, kaip gimė Rošk Rogės komanda? Rošk Rogės? Tai turbūt per kokią minutę, kad reikėjo kažką naujo padaryti, reikėjo pavadinimo kažkokio, tai kokį čia pavadinimą padarom? Padarom Rošk Rogės. Okei, padarom. Tai viskas. Dabar mes visiškai spontaniškai, tai jokių asociacijų, kodėl taip? Ne, gal dėl to, kad tai buvo, iš tikrųjų, vis tiek tai buvo epizodai apie kaip ruošia mašinas ir kaip važinėjom žiemą, nes žiemą daug paprasčiau, labai lengva išmokti driftinti žiemą, mašinų daug paprastesnių reikia ir pavadinimas gal Rošk Rogės, nes tai buvo viskas ant sniego. Norbertai, pirmas tavo sportinis automobilis, kad ir nelegalus. BMW, tik BMW, kitokio ir nebuvo. Ar jis turėjo dar kokį pavadinimą? BMW būtent? Bjaurusis ančiukas, turbūt. Taip, pagrindinis. Tai būtent, kodėl bjaurusis ančiukas? Jis gan baisiai atrodė, visada apdaužytas, nusilupęs, į išvaizdą niekas dėmesio labai neskyrė. Viską, kas lūždavo, Ignas sutvarkydavo, kad svarbu važiuotų tą mašiną.
toks ir pavadinimas. Ir dažniausiai, aišku, ant vandens, jo ant šlapio važiuodavau, tai ančiukas kažkaip plaukia vandenį. Vėlgi grįžkime į Klaipėdą. Noriu pasveikinti su tokiais rezultatais. Pirmas sezonas. Labai. Norbertai, vis dėlto pro klasėje būti trečiam. Koks jausmas? Koks jausmas būti geresniam už Andrių, Timą? Aišku, jausmas geras, bet sakyčiau, kad ne tiek, kiek aš laimėjau, aš važiavau tiek, kiek leido mašina, kiek leido sugebėjimai, bet labiau jie padarė daugiau tiesiog klaidų. Kaip ir Vasiliauskas pralaimėjo, nes padarė didelę klaidą ir jau po to nesugebėjo atsities ir tiesiog man pasisekė. Bet aišku, džiaugiuosi tuo. Toks jau tas sportas, padarai klaidą, pralaimėjai. Įsivaizduoju vis tiek, laimėjimas vis dėlto dviese, kaip broliai dalyvavot, ar ne? Tai yra dviguba šventė, jo labiau Ignas pirmą vietą, strytė. Tai Ignai, jausmai kokie, užplūdo, išgirdus savo pavardę ir lipant ant aukščiausios pakilos. Vien, kad aš jau nuvažiavau iki finalo, daėjau, atbėgo brolis, dar Nauris iš komandos. Aš klausiu, tai aš finale? Ar dar ne, ar kaip čia jau, jo, finale, jau tikrai antra vieta bus. Tada jau pravažiavau su Kepežinsku, jau visi vis tiek džiaugiamės, kad antra vieta, o po to kažkas sako, kad Koliuką numušė. Tai ką, pirma? Žodžiu, buvo net nesvarbu, kas ten laimės, jau mes ten šventėm, kad suvažiavom finale. Tai dar šiek tiek grįžtant prie automobilių. Gresia kažkoks dar vienas projektas, ar ne, kuris, sakai, galbūt šiais metais bus surinktas, gal plačiau apie tai. Aš tikiuosi, kad jis bus surinktas, jau Ignas tikiuosi pasistengs ir tai darom dizelį. Turbūt jau daug kas apie jį girdėjo, dabar po kiekvieną nuotrauką, po kiekvieno video vis atsiranda klausimai, kur tas dizelis dingo. Tai jis niekur nedingo, stovi čia, tiesiog dar 2 bolidai yra, kuriuos visada reikia paremontuoti, kaip ir po šitų etapų vis kažkas nutinka, todėl mažai to laiko lieka. Ten tiesiog bus 3 litrų dizelis, kaip pas Kepežinską, tik dar galingesnis, gražesnis. Ir tikiuosi, bus galima dar daugiau nesąmonų padaryti, nes su tiek galios, tai wow, nekokia plyta. Dėl techninių dalykų tikrai Igno labiau geriau paklausė, tai kaip pats manai, tai dizelis ar vis dėlto benzininis variklis drifte turi didesnį galbūt pranašumą? Arba kokie pliusai minusai yra drifte? Atsiprašau, būtent dizelinį variklį. Dizelinis variklis turi gal pliusą dėl sąnaudų, jeigu važiuot į užsienį, kur didelė trasa būtų, tai kur tu sudeginsi 100 litrų dizelį ir kur 200 litrų etanolio ar kažko kito. Tai čia būtų pliusas, bet manau, kad čia labiau yra šou elementas ir, toks kaip įdomus dalykas, kaip dizelis. Nes iš tikrųjų tai turbūt benzininis V8 variklis būtų geriausias, aš manau. Kada kalbinom Darių Kepežinską, buvo užduotas toks panašus klausimas. Darius sako, kad būtent lėtesnėse trasose tai dizelis turi galbūt ir pranašumą ir yra geriau, nes turi daugiau galios prie pačios, ar ne? Bet sako Darius, jeigu mes išvažiuotumėm į ADC, kur yra greiti posūkiai, greitesnės trasos, tai ta prasme jau jam ten būtų ne vieta. Ar sutiktum su tuo? Manau, sutikčiau, nes dizelis turi gan trumpą, mažai apsukų jis turi. Pavyzdžiui, kaip V8 važiuoja nuo 2000 iki 7 beveik, o tenai važiuoja nuo turbūt 2,5 iki 4,5 ir, tu turi arba bėgius junginėti, arba turi labai ilgą bėgį jungti, tada reikia galios daug, tai aišku, kai galios yra, gali išmokti važiuoti ir turbūt visur gali išvažiuoti. Bandysiu važiuoti visur. Tai kas pilotuos tą automobilį? Aš pagaliau turėsiu normalų automobilį. Manau vis tiek sutiksite, kad bet koks autosportas yra pavojingas. Ką mano jūsų mama, tėtis apie šitą jūsų sportavimą? Ar džiaugiasi, kad pagaliau tai darote legaliai, kada šalia stovi gaisrinė? Dabar sakyčiau, kad tikrai džiaugiasi. Prieš tai nelabai ir suprato, kas yra tas driftas, nesidomėjo, galvojo, kad čia tiesiog paprasti huliganai, ten visada pergindavo, kai atsirasdavo kažkoks ten įlenkimas kėbulio, sakydavo, stoja širdis, galvom užsimušėt, bet dabar viskas gerai. Palaiko. Ar važiuoji varžybas kartu? Taip, važiuoju. Kiek išeina, tiek atvažiuoju, pastebėjau. Interviu kaip ir bėga į pabaigą ir tuomet norėčiau paklausti, ką jūs palinkėtumėt kitiems street klasės atstovams, pro klasės atstovams, kad pasiektų tokius rezultatus ir gana taip greitai? Iš tikrųjų sunku net pasakyti ką. Reikia nebijoti važiuoti, daug važiuoti ir dar galvoti, kaip važiuoti. Dabar prisimenu vieną svarbiausių faktų, kaip mes išmokom važiuoti gerai. Sąlyginai gerai. Buvo irgi žiema, nusipirki prastą mašiną ir jos svarbiausia negailėti. Nes daug vairuotojų Lietuvoje pasidaro
brangias mašinas ir bijo, visada važiuoja, tada stabdo, galvoja, kaip ją išsaugo, nesutaužyti ir tada visos mintis visai ne taip, kaip tu turi važiuoti, o kaip mašiną saugai. Tiesiog reikia negailėti, nebijoti, parizikuoti ir tada viskas daug geriau išeiti. Taip, ir reikia tą baimę slopinti. Reikia, kaip brolis sako, rizikuoti ir, pavyzdžiui, prieš pasistatant įsibėgėti greičiau, nes jeigu lėčiau, tai dar prašiau viską. Neužteks iki posūkio važiuoti. Žodžiu, mint reikia ir tada bus daug geriau negu bijoti, rizikuoti ir tada nepavyks. Reikia taškytis, driftas yra linksmiausia, ką gali daryti su mašina, tai tiesiog reikia tūsinti, gerai leisti laiką. Smagu buvo su jumis pašnekėti, ačiū jums labai. Taigi, šnekinom Daunoravičių tandemą. Ačiū jums labai. Ačiū. Ačiū. O dabar gal apšildom mašinas ir padarom biškį šou. Padarom. Taigi pagaliau įsigijau automobilį, bet dar šitas automobilis yra nepatobulintas ir vis dėlto yra standartiškai arklio galių ir būtent atvažiavau šiandieną vėl į Startline garažą, kur bandysime pakelti arklio galias, būtent čipuojant. Ir jau mane pasitinka Startline'o vienas iš direktorių. Sveikas, Irmantai. Sveikas. Na, štai, turiu standartinį automobilį, niekas jam dar kol kas nėra daryta. Na, arklio galių šiek tiek turi, bet noriu šiek tiek jas pakelti. Tai nuo ko viską, ką dabar darom, nuo ko viskas prasideda? Pirmiausiai duosi man savo tuos raktus, savo to stebuklingo automobilio, Atsargiai saugom. kuris taip saugosim, kaip galėsim. Būna, aišku, atveju, kai ir subyra, standartinį galingumą matuoja. Bet viskas priklauso nuo ridos, jeigu jinai ką tik iš Vokietijos ir važinėjo senukas, tai viskas tvarko. Tai dabar ką darom? Į vidų turbūt įvarysim, ar ne? O į vidų važiuosim. Tai pabandom tada važiuoti. Taigi, Algirdai, užvarė mano automobilį dabar vėl ant šitų stebuklingų volų, ar ne? Kam tai yra reikalinga dabar? Ką dabar darysim? Dabar, sveiki, pirmą eilę. Dabar matuosim standartinį automobilio galingumą. Žiūrėsim, ar viskas tvarkoj su juo, ar automobilis išvysto standartinę galią, kuri yra nurodyta gamintojo. Ir sekančio etapu, jeigu viskas tvarkoj, skaitysime programą ir modifikuosime ją. Tai dar vadinasi, gali būti ne viskas tvarkoj, ar ne? Dar gali būti, kad nesidžiaugsiu galingesnių variklių. Abejo, gali būti, kad jūs dar dabar neturite standartinio galingumo. Ir nebus kuo džiaugtis, teks remontuoti. Tai matau, vienas iš jūsų darbuotojų jau tvirtina jį čionais, ar ne? Na, dabar mes pamatuosime, reiškia, galingumą, jeigu viskas bus gerai, na, tolimesni veiksmai. Tolimesni veiksmai programavimas. Programavimas, parametrų stebėjimas ir viskas tvarkoj, programai rašius ir viskas vyksta taip, kaip nustatyta programai ir matavimas. Jeigu rezultatas jūs tenkins, žiūrėt namo. O dabar pakalbėkime apie rezultatus, ar ne? Dabar standartiniam, na, vakar tik nusipirkau šitą automobilį. Tiesą sakant, dar tiksliai pats nežinau, kokia ta galia, ar vis dėlto tai, kas rašoma ant dokumentų ne visada sutampa pagal rodmenis. Tikrai ne visada. Na, Algirdai, ką tik pamatavo mano naują nusipirkto BMW galę, kaip suprantu, ar ne? Na, žiūriu šitas kreivės, vėl nieko nesuprantu, na, pakomentuok. Tai kiek pas mane yra kilovatų pagaliau? Kiek kilovatų matom čia, bet BMW yra tikrai nenaujas, nes jų trūksta 20. 20? 20 trūksta praktiškai, 18. Tai Kauno turgus mane biškai apgavo. Numusėt. Supratau, o kodėl dažniausiai, na, nesutampa su tai, kas... Nėra čia didelės bėdos, čia paprasčiausiai yra, mano manymu, atlikus diagnostiką, yra kitų dalelių filtras pasikišęs duslintuvė išmetimo sistemoje, todėl yra dusinamas motoras, liaudiškai tariant, ir turim galios kritimą. Tai dabar pagrindinis klausimas, tai ar atitinka mano automobilis tos kriterijus, kad būtų galima vis dėlto pakelti? O čia kuri ta kreivė yra, kurios spalvos ta galingumas? Tai čia turime mes galios kreivę, atspindi spalvos skaičiai, matosi. Čia yra sukimo momento kreivė, čia yra galingumas perduodamas į ratus automobilio, o čia mes turim praradimą transmisiją. Tai vadinasi, tą raudoną kreivę mes dabar bandysim stumtelti šiek tiek aukščiau. Taip, stumsim mes ją į viršų, atliksim visus darbus reikalingus su automobiliu, demontuosim filtrą ir tada stumtelsim, manau, gerokai į viršų.
Taigi, filtras jau yra pašalintas. Pirmiausias darbas, kurį reikia ir programiškai sudėlioti visus algoritmus, kad jo sistema neieškotų, jo nebūtų. Ir po to keliami visi galios apribojimai numatyti gamintojo. Tai yra turbinos nauji slėgiai, nauji kuro kiekiai, kuro slėgiai, taipogi ir purškimo pradžia ir trukmė. Tai va. Šitus dalykus sureguliavę mes bandysime sukti pirmąjį matavimą, žiūrėsim, kas gausis. O ar, ta prasme, kuro sąnaudos padidės ar ne, ar atvirkščiai? Kuro sąnaudos sumažė turėtų. Tai turėsiu didesnę galę ir dar mažiau ims kuro? Taip. Tu turėsi pasirinkimą, nes žmogus nulėmė jo suvartojimą automobilio, nes tu gali jį, kaip sakant, drožti ir tu tas sąnaudas turėsi didelės ir net netobulinus. Jeigu tu ramiai važinėsi, tu turėsi mažinės kuro sąnaudos ženkliai. Gerai, su nekantrumu laukiu rezultatų, tai netrukdysiu. Tai vėl stovim prie ekrano ir jau po bandymo, kada jau buvo įdiegta ir sureguliuota visą programą, ar ne? Kada Irmantas tai padarė. Ir ką dabar mes matom? Na, aš matau, kad kreivė šiek tiek pasikėlė. Ne šiek tiek kreivė pasikėlė, mes matom rezultatus tuos, kuriuos žadėjom. Nuo to, ko atvažiavote, turi 60 kW plius. 60 plius? 60 plius. Tai dabar yra 251 kW vien po Irmanto darbo su kompiuteriu, taip? Jei po mechaninių darbų, išlaisvinant nuo užsikišimo, išmetimo sistemą. Na, iš tikrųjų, man labai džiugu, kad užtrukau visai nei daug, nei ilgai, vos pusdienį ir ne pas jūs ir aš turiu plus 60 kW. Vėlgi, galbūt mano automobilis galbūt išskirtinis, kad lengviau yra taip pakelti, ar ne? Ar būna, kur, tarkim, užtrunka daug ilgiau viskas? Tai yra vienas geriausiai darančiusių automobilių. Tai yra tikrai didelis galios prieauglis įmanomas šiam modeliui. Tai būtų biturbo BMW 3 litrų. Jis yra vienas iš šiai dienai efektyviausių. O tarkim, jeigu aš dabar išvažiuosiu į gatvę, na ir vis dėlto dar iki pilnos laimės kažko trūksta, ar dar yra įmanoma kur spaustis, ilgiau padirbus? Be visada įmanoma, bet mes programavom, darėm, kad tai būtų kasdieniam vairavimui, neperlenkiant lazdos, neapkraunant agregatų. Tai yra saugu kiekvienai dienai važiuoti. Ačiū Algirdai, ačiū Irmantui, kuris atlieka baigiamuosius darbus. Dabar, na ką, o man belieka išbandyti savo automobilį dabar gatvėje. Džiugu skaičiai. Ačiū dar kartelį. Pasimatysime. Viso geriausio. O dabar norėčiau pakviesti visus žiūrovus, kurie užsinorėjote patys driftinti, bet galbūt jums trūksta žinių. Tad keliaujame į Drift Akademijos rubriką, kur išgirsite tikrai daug naudingų patarimų. Taigi atvažiavome į Drift Akademijos treniruočių aikštelę ir norėtume šiandieną rubrikoje apžvelgti dažniausiai daromas klaidas, kada automobilis trasoje ima nevaldomai suktis. Pirmoji dažniausiai daroma klaida – tai yra staigiai spaudžiamas stabdžių pedalas. To daryti tikrai nevertėtų, nes visi 4 užblokuoti ratai jūsų automobilį verčia dar ilgiau ir dar greičiau slysti. Antroji daroma klaida – tai yra paleidžiamas vairas. Kada vairas ima staigiai suktis į priešingą pusę ir atsimuša, tuomet yra gadinama jūsų priekinio bolido važiuoklė. Trečioji klaida – imamas spausti akseleratoriaus pedalas. Toks veiksmas yra visiškai neekonomiškas, nes yra gadinama ne tik trasos danga, bet ir jūsų automobilio padangos. Ką reiktų daryti teisingai? Tai tiesiog, kada jūs pajuntate, jog jūsų automobilis ima suktis, tiesiog paspausti sankabos pedalą ir kai jau bolidas ima tiesintis, tiesiog po truputį stabdyti. Why you wanna go do that? Love, stick around and flip it on back. Love, trying to hold you down, I'm on that. Love. Why you wanna go do that? Love, stick around and flip it on back.